Tai mes šiandien turime labai didelių naujienų. Tai yra kelios naujienos, mes čia turime Maltos, kitų, tai dabar svarbiausios naujienos yra, kas bus kai kuriame semifinale. Tai yra pirmas semifinalas ir Lietuva bus pirmam semifinale antroj pusėj. Taip pat balsuos Vokietija ir Italija. Vat mes turime Juodkalniją čia ir aš labai norėčiau, kad Juodkalnija patektų po labai ilgo laiko. O antram, mes taip pat turime Estiją, aišku, prie mūsų, bet ir Izraelis yra, kurio aš tikrai nemėgstu. Ir vėl visą šitą nesąmonę vyko. Albanija yra antroj pusėje, antro semifinalo, ir yra Latvija antram semifinale, antroj pusėje. Tai ir balsuoja visos kitos didžio ketverto ir Austrija. Čia buvo pozicijos, buvo 30 šalių padalinta po 5, Lietuva buvo 5 su Latvija. Tai lokacija vyko 12 dieną, kas buvo man vakar. Tai mes žinom, kada kas bus, tai Lietuva pirmą semifinalą. Ir mes turim prie naujienų vienos, tai čia yra vienos naujienos, taip mes turim šitą. Dar vieną, čia naujieną turim, kad dar galite nusipirkti tuos bilietus į finalą. Tai čia mes turim vietas, kad galite nusipirkti. Taigi jūs norite dalyvauti Eurovizijoje, tai nužiūrėti Euroviziją būtent to, tai galit. Tai jo. Ir kol kas su finalu mes turime tai kaip bus, tai buvo, o dabar su odais. Tai paskutinė yra Portugalija, bet dabar Juodkalnija pakilo keliom vietom, nes jie dabar turi didesnį šansą patekti į finalą ir laimėti, nes dabar dėl semifinalo vietos. Dabar net čia daugiau net atsirado šitų, tai dabar Izraelis turi didžiausią pagal jo istoriją, dabar kas čia vyksta, tai bet Lietuva yra 18 šiuo metu, tai žiūrėsim, ar jinai kils, kai išleidina, ar kris. Tai dabar šiuo metu mes turime labai normalų šansą, mes tikrai pateksime, tas tai jau yra matoma, kad mes tikrai pateksime, bet ar laimėsim, tai jo, ir dar čia turim kitus, kas pavyzdžiui Latvija ir Estija.